Nu ką, gal dar liko šiek tiek laiko iki šiandienos protesto pradžios, o gal žiūrite jau po, aš noriu jums debankinti įrašą, kurį šiandien socdemai pasipaustino savo Facebook'e, kur ale protestuotojai skleidžia netikslę informaciją priešindami visuomenę. Nu tai pažiūrėkim, kas iš tikrųjų skleidžia tą netikslę informaciją. Kadangi tai yra jų oficialus puslapis, tai faktas, kad meluoti jie negali. Jie gali sakyti pavienius teiginius, nepasakydami pilnos jų pasiekmės. Nu, arba kitaip sakant, manipuliuoti dar tebetikinčiais rinkėjais. Vargšiukai. Pala, čia šitą tai turiu dabar prisisekti mikrofą šitam. Žodžio laisvę reglamentuoja visuomenės informavimo įstatymas. Ir ale dėl to nebus ribojama žodžio laisvė. Ane? Teisiškai taip, bet žodžio laisvė nėra tik vienas įsakymas. Ji yra užtikrinama per institucijų nepriklausomumą, į ką dabar jūs ir taikotės. Konstitucinio teismo praktikoje tai yra laikoma kaip laisvo žodžio ribojimas ir netiesioginė cenzūra. O tada jie šauna tokį ir sako, kad nei socdemai, nei Nemuno aušra neskyrė narių tarybai. Teisiškai taip neskyrė, bet praktiškai tai tie, kurie yra Seimo daugumoje ir paskiria pirmas 4 pozicijas. O kitas 4 pozicijas paskiria prezidentas. O šiuo atveju jam yra naudinga turėti paklusnų nacionalinį transliuotoją. O tada likusias 4 gauna paskirti visuomeninės organizacijos. Šiuo atveju konservatoriai, liberalai, demokratai ir valstiečiai, kurie šiaip tai pučia į tą pačią raudoną dūdelę. Tai va štai toks ir yra tarybos 12. O pagal šiuo metu norima priimti įstatymą, tarybai užtektų 50% plus 1 balso, kas šiuo atveju yra 7. Žinot ką, gal paskaičiuokim. Taigi turim 4 Seimo išrinktusius plus 1 valstietis. Ir tada jiem bereikia 2 prezidento numylėtinių. Ir viskas. LRT vadovas gali būti keičiamas kasdien kaip koinės. Tai sako, cenzūros nebūtų, o ne? Beje, ar paminėjau, kad balsavimas būtų slaptas? Nes juk žinom, visi geriausi vadovai yra renkami slaptai. Jeigu ką, tai čia lengvas nuokrypis į krepšinio ir jo karaliaus Gerb Balčiūno darželį. Nu super, tikrai jokio subjektyvumo, viskas demokratiška ir teisinga. Ir STT jau, man atrodo, šitą irgi patvirtino. Na. O šiaip, jeigu ir patvirtins šitą įstatymą, aš esu įsitikinęs, kad Konstitucinis teismas galiausiai jį panaikins. Bet dėja, žala jau bus padaryta, kitaip negu buvo su kompiuteriu. Dar man patinka, kai tam įraše sako, kad direktorius yra praktiškai neatskaitingas. Jo? O tai taryba, teismai, Konstitucinis teismas, galų gale viešumas. Ir kam tada buvo skirtas tas auditas, kuris beje nerado kritinių pažeidimų ir savo pasiūlymuose nesiūlė keisti įstatymų ar vadovo. Manipuliuokit ir toliau, mes būsim čia kiek reikės, o valdantieji nuoširdžiai linkiu jums nesėkmės. Ate.